Labas vakaras visiems susirinkę į mūsų diskusijų ciklą Pilietiškumo namas. Tai yra diskusijų ciklas skirtas aptarti aktualias nūdienų problemas. Nuo šios diskusijos mes jau siesime mūsų temas su tais asmenim, kurių metus šiemet gerbėm. Tai dabar pradėsim nuo Valančiaus. Reikia pabrėžti, kad tie, kurie pirmą sykį čia esat, tai jūs esate įsikūrę ir atsidurėt viename seniausių Vilniaus pastatų. Tai jis yra pastatytas 16 amžiuje. Pilininko pareigybė irgi buvo įdomi, viena iš jo funkcijų buvo teisėjas. Tai čia, kur mes esam, vykdavo teismai prieš 400 metų, būta ir raganavimo bylų, būta ir buitinių konfliktų bylų. Taip pat ši salė susijusi su mūsų šiandienos diskusijos tema dėl mūsų turimų eksponatų. Jeigu pasižiūrėtumėte ten, jūs matytumėte ne tik gražų Valančiaus portretą, bet ir ąsotėlį, iš kurio jis gėrė arbatą. O šiandien mes negersim arbatos, bet mes kalbėsim apie Valančių ir jo idėjų aktualumą nūdienų kontekste su Vilniaus universiteto filologijos fakulteto profesore daktare Brigita Speičyte. Sveiki, Brigita. Sveiki. Tai pradėkim nuo pirmo klausimo. Kaip Jūs manot, kodėl 2026 metai buvo skirti Valančiui? Ką tai pasako apie mūsų šiandieninius pasirinkimus ir kuo jo idėjos yra aktualios šiandien? Na, sprendimas paskelbti šituos metus Valančiaus metais, kiek žinau, buvo priimtas dar prieš 5 metus, 2021-aisiais, kai buvo minimos Valančiaus 220-osios gimimo metinės. Ir jau tarsi tas jubiliejus, tas sukaktis jau buvo paminėta, atrodytų, kad dabar praėjo 5 metai, mes vėl minim Valančių. Bet man atrodo, kad tas sprendimas netikėtai buvo labai žvalgus, todėl kad per 5 metus mūsų pasaulis gerokai pasikeitė ir atrodo, kad Valančius vėl iš naujo tapo aktualus. Ir panašu, kad aktualus būtent tame pakitusiame geopolitinėme kontekste prasidėjus Rusijos Ukrainos karui. Valančius minimas kartu su Helsinkio grupe, tai yra tos antisovietinio pasipriešinimo grupė, o Valančius iškyla kaip tokia ryški figūra, kuri priešinosi Rusijos imperijos asimiliaciniai politikai XIX amžiuje ir iš tiesų paliko gilų pėdsaką Lietuvos istorijoje. Tai manau, kad tokios bendros prasmės Valančių tikrai daro vėl aktualų, nes atrodytų, kad dabartinėje situacijoje iš tiesų mums trūksta tokių orientyrų žmonių, koks buvo Valančius, tokių apskritai visų tautų istorijose turbūt yra reta. Tai yra toks žmogus, kuris laimingai sutampa su tam tikru istoriniu momentu ir iš to istorinio momento kylančiais reikalavimais, poreikiais tam tikros tautinės bendruomenės, visuomenės poreikiais. Ir atitinka šitos reikalavimus tiesiog savo resursais, savo charakteriu, prigimtimi, protu, imasi lyderystės ir palieka tikrai gilų pėdsaką istorijoje. Valančius yra viena tokių asmenybių, kurios paveikia istoriją, tai tikrai yra labai reta. Jūs minėjot Valančių pasipriešinimo kontekste ir ko gero vienas tokių aštriausių kampų šio atžvilgiu yra jo požiūris į 1863-4 metų sukilimą. Žinom, kad net yra pasirašytas Valančiaus laiškas, kuriame jis kviečia lietuvius sudėti ginklus ir nustoti dalyvauti šiame sukilime. Ir šiame kontekste mes suprantam, kad Valančius veikia imperijos sąlygų. Jis ieškojo, dėrėjosi būdų, kaip galėtų kultivuoti lietuviškumą. Bet šiuo atžvilgiu aš ir norėčiau praklausti, tai kaip reikėtų atskirti pragmatizmą nuo kolaboravimo? Na, jūs paminėjot tą tokią išskirtinę situaciją, sukilimo situaciją. Tai galim prisiminti, kaip Valančiaus laikyseną vertino amžininkai. Sukilėliai ir Rusijos valdžia, tai yra tos jėgos, kurios susidūrė tame kare, sukilime, ir vieni ir kiti Valančiui turėjo priekaištų.
Sukilėliai dėl to, kad Valančius atvirai neparėmė sukilimo, o Rusijos valdžia kaltino Valančių, kad jisai, tegul neakivaizdžiai, bet vis tiek remia ir palaiko sukilėlius. Kad tarp sukilimo dalyvių nemažai buvo dvasininkų, čia irgi buvo tas priekaištas vyskupui. Ir vieni ir kiti grasino Valančių pakarti, susidoroti su juo. Va štai Valančius, tai yra Vaižgantas, komentuodamas Valančiaus užrašus, pastabas pačiam savo, paminė, kaip jisai sako, paškvilį skirtą Valančiui, parašytą sukilėlių, tai yra, tokį satyrinį tekstą, kur tikrai grasinama pakabinti ant šakos vyskupą. O Vytautas Merkys savo monografijoje nušviečia Valančiaus susitikimą su Muravjovu, kai Muravjovas tiesiog šaukė, kad aš iškarsiu jūs visus, o tave patį pirmą. O Valančius atsakė, aš to nepadarysiu, žuvelė. Žuvelė? Drąsu. Taip, tai Valančius iš tikrųjų buvo didelis politikas, diplomatas ir va tokioj tikrai sudėtingoj, įtemptoj situacijoj jisai siekė išlaikyti savo poziciją. Aišku, kad abi pusės, abi jėgos norėjo tokią įtakingą figūrą turėti savo pusėj. Bet Valančius laikėsi savo pozicijos. Ar tai reiškia, kad jisai kolaboravo su Rusijos imperija? Manau, kad tikrai ne. Be to, jisai tikrai mąstė apie padarinius ir sukilimo padarinius ir bet kokio veiksmo padarinius. Svarstė, apskaičiavo ir vertino. Ir iš tikrųjų, kaip ir Vaižgantas apie Valančių rašo, kad Valančius ir nebuvo revoliucionierius, jis buvo reformatorius. Ir dabar štai tokioj situacijoje, ar ne, atrodytų, jeigu tu matai kitą būdą, ar ne, ir kažkokią kitą strategiją dirbti iš tos visuomenės, tos bendruomenės, katalikų bažnyčios labai, negu sukilimas, ir atrodytų, kad sukilimo pasekmės iš tikrųjų Valančius ne vienam tekste yra pažymėjęs, kad atnešė labai daug ir nelaimių. Tai jeigu tu neprisidedi prie šito veikimo būdo, o galvoji apie kitą, tai dar savaime nereiškia kolaboravimo, nors suprantama, kad Valančius tikrai turėjo ir laviruoti, kaip sakytume, ir savo tuose užrašuose jis pažymė apie ganytojišką laišką, kurį jis parašė prašydamas, kviesdamas sukilėlius sudėti ginklus po to, kai tą patį jau buvo padarę ir bajorų maršalkos. Ir pažymė, kad toje situacijoje negalėjau pasielgti kitaip. Ir apskritai čia galvojant apie kolaboravimą, taip, patį terminą, ar ne, kuris buvo pradėtas vartoti Antro pasaulinio karo, nacių pirmiausia okupacijos Europoje kontekste, tai aiškiau yra nubrėžti tą ribą, kaip jūs formuluojate, tarp to pragmatizmo ir kolaboravimo, kai mes kalbam apie tokias situacijas, kai įvyksta dabar okupacija, buvo viena valstybė, ateina svetima jėga. Ir va štai tada keliamas klausimas, kaip atskiros institucijos, organizacijos ir individualų žmonės, kaip jie elgėsi, kokią poziciją užsijima va tos svetimos jėgos atžvilgiu. O kaip kalbėti apie Valančiaus kartą, kuriai priklausė ir Mickevičius, ir sakykime, Daukantas. Tai yra ta karta, kuri jau gimė Rusijos imperijoje. Jinai užaugo čia, išėjo mokslus, ar ne, užėmė va štai kažkokias pozicijas, kokias alternatyvas turėjo, kur čia mes galim nubrėžti tą ribą, kur yra tiesiog va tos valstybės, pilietis ar pavaldinys gal Rusijos imperijoje, taip gal tiksliau būtų pasakyti, o kur kolaborantas. Čia man atrodo, kad ir ta terminologija gal šiek tiek šiuo atveju yra klaidinanti. Absoliučiai. Jūs pabrėžėt apie Valančiaus kaip vyskupo turėtą įtaką. Jeigu galit, norėčiau, kad šiuo atžvilgiu išsiplėstumėte, ir po to mes suvokiam, kad bažnyčia tuo metu užėmė didžiulį vaidmenį telkiant visuomenį.
Ar manot, kad šiandien esti tokia institucija, kuri taip pat galėtų tokį pat telkiantį visuomenės vaidmenį prisimti? Tai iš pradžių gal apie Valančių vyskupą įtaką. Na, čia kaip tyrinėtojai yra atskleidę Valančiaus pastoracinė veikla. Veikloje buvo labai svarbus tas tiesioginis kontaktas, darbas su bendruomenė. Ir Valančius suvokė, kad jeigu Lietuvos katalikų bažnyčia gali atsilaikyti prieš tą asimiliacinę Rusijos imperijos politiką, kurios atžvilgiu jis neturėjo iliuzijų, tai vis dėlto jinai turi stiprinti tą pagrindą bendruomenę. Ir va štai tos garsiosios Valančiaus vizitacijos, tarkime, jos, kaip suprantu, jos kaip praktika buvo numatytos jau nuo seno, bet Valančius iš tikrųjų va šitą vyskupo veiklą labai nuosekliai vykdė. Sutvirtinimo sakramentas, 1000 vaikų, 1000 paauglių, su kuriais Valančius susitiko, ištarė jam tą formulę, juos laimino. Tai yra, atrodytų gal, na, tie susitikimai tokie gal ir trumpi, ar ne, bet vis dėlto jie turėjo savo vertę, telkiant bendruomenę, jungiant ją. Ir kaip sakoma, kad Valančius iš tikrųjų buvo labiausiai žinomas, pažįstamas asmuo Žemaičių vyskupystėj. Tai ir lietuvių kultūros šaltiniuose yra palikę pėdsakų, sakykime, tų šaltinių nėra tiek daug, bet Valančiaus dalyvavimas, tos vizitacijos yra minimos. Tai čia Valančiui atrodė labai svarbu, dėl to, pavyzdžiui, savo užrašuose jisai yra palikęs pastabų apie savo labai jam svarbų kolegą, dvasininką Ignacijų Holovinskį, su kuriuo jį siejo ir bičiuliški ryšiai. Holovinskis buvo ir Peterburgo Romos katalikų akademijos rektorius, su kuriuo Valančius bendravo, tardavosi. Bet štai užrašuose jis, tarsi su tam tikrų rezervų ir abejonių pažymi, kad Holovinskis turėjo literatūrinę aistrą. Jis labai daug skaitydavo ir rašydavo. Ir nors buvo arkivyskupas, bet niekada neišvažiavo į tą arkivyskupiją susitikti su žmonėm. Ir akivaizdu, kad Vaižgantui tai atrodo keista. Tai atrodytų yra tokia pagrindinė, ne pagrindinė, bet gal labai svarbi vyskupo pareiga ar privilegija. Na va, o tai apie šiandien. Apie šiandieną. Ar yra ta telkianti institucija? Žinoma, palygintume 19 ir dabartinę, 19 amžiaus ir dabartinę visuomenę, tai jos tikrai yra labai skirtingos. Ir nors gal ir viena ir kita visuomenė nebuvo tokia sutelkta ir buvo savaip fragmentuota kitais būdais, ar ta luominė bendruomenė, kur dalis žmonių kalbėjo skirtingomis netgi kalbomis ir tiesioginė lingvistinė ar plačiaja prasme. Dėl to, bet šiandien ir dėl kitų aplinkybių, žinoma, sunku įsivaizduoti tokią vieną instituciją, bet aš apskritai galvoju, mes juk turim savo valstybę ir jinai galėtų mus sieti, žinoma, neišvengiamai. Neišvengiamai mes kiekvienas ar kiekviena įsivaizduojam tą bendrą labą ir bendrą gėrį, kurį mes galim palaikyti ir kurti šitos valstybės erdvėje, jos sąlygomis mes galim įsivaizduoti skirtingai, bet mes ją turim. Man jau patinka, kad antrą kartą formuoja tokį sąžiningą istorinį vertinimą. Man atrodo, kuomet mes kalbame apie tokius istorinius veikėjus, ar ne, mes esame linkę sureikšminti jų herojiškas veiklas, pamiršę lygiai taip pat komplikuotas aplinkybės, kuriuose jie veikia. Ar ne? Štai buvo klausimas apie Valančių kaip telkiantį asmenį, bažnyčią kaip telkiančią instituciją 19 amžiuje. Dažnai pamiršta, kad ši idilė
kurią mes formuojame per savo pasakojimus, yra fiktyvi. Tuo atžvilgiu, kad jūs kaip ir pabrėžėt, lygiai taip pat XIX amžiuje buvo kitais rakursais, bet vis tiek visuomenė fragmentuota. Tai ar manot, kad šis vertinimas sąžiningas, sakykime, šiam kontekste? Nu, žinoma, kad galvojant apie asmenybę, svarbu kiek įmanoma bandyti suvokti tą pasaulį, kuriame ji ar jis veikia. Tai galvojant ir apie Valančių, žinoma, kad žvelgiant į tekstus jo, gal dar bus proga pakalbėti apie jo didaktinę literatūrą, kai kurie dalykai atrodo jau tikrai tolimi, vertinimai jau nebepriimtini ir panašiai. Dėl to, pavyzdžiui, yra buvę ir tokių Valančiaus vertinimų. Pavyzdžiui, Vytautui Kavoliui jis atrodė didžiulis konservatorius, kuris siekia ypatingai tuos valstiečius tikinčiuosius išlaikyti griežtuose tradicijos rėmuose. Bet iš tikrųjų, kai pagalvoji, skaitai Valančiaus tuos didaktinius apsakymus ir matyti, kad jis labai realistiškai žiūrėjo į tą bendruomenę ir žmonės, su kuriais jis turėjo dirbti. Ir matyti, kad tiem žmonėm dar reikia pasakyti labai paprastus dalykus ir net apie higieną, kurioje dabar atrodytų mums savaime suprantama, kad vaikam plaukus vis dėlto reikia šukuoti. Tai ir Valančius tuo nesibodi. Jisai iš tikrųjų stengiasi kaip savo tam testamentiniam ganytojiškam laiške būti naudingas, net ir miręs, būti jiems naudingas. Tai čia svarbi būtų bent pastanga. Aš suvokiu, kad tai nėra paprasta, bet bent pastanga netitraukti to žmogaus, kurį mes svarstom, iš jo pasaulio. Ir tada adekvačiai suvokti tas jo intencijas ir veiklos galimybės. Taip. Jau pradėjote užsiminti apie jo didaktinę prozą, berods daugiau nei 70 didaktinės prozos veikalų yra parašęs. Tai kokios buvo tos didaktinės prozos esminės temos ir kokie adresatai? Taip, tai čia klausimas, kaip suprantu, yra apie tą vadinamąją Valančiaus beletristiką, didaktinę literatūrą. Tai priskiriama Valančiaus šitą beletristinę kūrybą didaktinės literatūros tipui. Ir didaktinė literatūra buvo skirta apskritai, jinai kaip tokia literatūros rūšis susiformavo XIX amžiui, plečiantis raštingumui. Ir ji orientavosi į skaitytoją, kuris jau yra raštingas, gali skaityti, bet jis nėra plataus išsilavinimo, neturi kažkokių, išėjęs gimnazijos ar ne, pramokęs rašto ir štai jis turi smalsumo, turi nusiteikimo skaityti, domėtis, štai knygomis, raštais. Tai tokia literatūra buvo skiriama, didaktinė literatūra skiriama raštingam, bet pradinio, sakykime, nedidelio išsilavinimo skaitytojų. Ir Valančiaus atveju tai be abejonės buvo pirmiausia ta ūkininkų, Lietuvos valstiečių bendruomenė. Bet kas yra įdomu ir kas nauja Valančiaus atveju lietuvių literatūroje, Valančius bene pirmasis labai tikslingai diferencijavo šitą skaitytoją pagal amžiaus grupes. Jisai parašė vaikų knygelę, vaikam adresuota, tada paaugusių žmonių knygelę, kas buvo labai reta. Valančius apskritai išsiskiria savo orientaciją į tą jaunimą, jaunąją kartą, ir jis labai aiškiai suvokia, kad vaikas ir paauglys vis dėlto yra skirtingi žmonės ir jiem skirtingus dalykus reikia pasakoti. Ir pasakojimas Antano Tretininko galbūt irgi labiau tokiem paaugusiem žmonėm, jaunimui.
Ir Palangos Juzė apysaka, gal arčiausiai priartėjanti jau prie grožinės literatūros, na, galėtume įsivaizduoti, kad šita apysaka galėjo būti patraukli ir jaunimui, ir suaugusiems. Na, suprantama, kad ta didaktinė literatūra buvo tokia ir pragmatiška. Ji turėjo perduoti kažkokią naudingą žinią. Ir suprantama, kad Valančiui kaip vyskupui ta lektūros nauda pirmiausia buvo susijusi su religiniu moraliniu ugdymu. Taigi čia kaip ir tyrimuose pažymima, kad Valančiaus didaktinė literatūra yra toksai savitas beletristinis dekalogo aiškinimas ir komentavimas, pasitelkiant gyvenimiškas situacijas, įvairias atpažįstamas skaitytojams suvokiamas istorijas iš jų pasaulio, iš jų aplinkos. Labai dažnai Valančius pažymė, kad tą ar kitą istoriją jis yra girdėjęs, kad tai yra, na, toks tikras pasakojimas, arba pasakoja tai, ką jis pats yra patyręs, kas nutinka vaikam, kurie neklauso tėvų ir vis dėlto eina į Nemuną plaukti ar neirstytis valtimis ir paskui jas nuneša srovė arba ten įlūžta į upę, užlipę ant plono ledo. Taip, tai yra tokio pobūdžio pasakojimai. Ir didaktinė literatūra, taip, kadangi jinai orientuojasi į tokį mažiau išsilavinusį skaitytoją, tai žinoma, jos tie pasakojimai nėra sudėtingi. Dažnai taip ir pabrėžiama, kad joje atskleidžiama ta moralinė dorybės ydos problematika tokia labai aiški, be dviprasmybių, tokia kontrastinga, jeigu geras veikėjas, dorybingas jis yra ir gražus, jeigu ydingas, tai ir prastai atrodo ir panašiai. Ten Valančius yra sukūręs tokių groteskiškų girtuoklių paveikslų, kad tikrai tokia, į ką pavirsta žmogus pasidavęs, o štai tai priklausomybei. Bet vis dėlto šita lektūra, vien dėl to, kad jį tą tradicinės paprotinės bendruomenės gyvenimą vis tiek įterpė tokią naują mediją, ar ne, naują instanciją knygą, jinai skatino vis tiek tuos skaitytojus, vaikus, paauglius, suaugusiuosius mąstyti, stebėti savo gyvenimą, kitų gyvenimą ir spręsti. Nes iš tikrųjų dekalogas yra labai tokie glausti ir trumpi imperatyvai, o Valančius atskleidžia, kaip tai veikia kasdienėse situacijose. Ir labai įdomu vis dėlto, kad Valančiaus šitoje prozoje suprantama, be religinių motyvų moralaus elgesio sąlyga yra vadovavimasis protu ir sąžine. Ir ten tiesiogiai yra šita tema, pavyzdžiui, iškeliama tokiam apsakyme vaikų knygeliai Melnikas, tai yra malūnininkas, šiek tiek komiškai vaizduojama malūnininko šeima, kur tėvas vežasi sūnų į bažnyčią, į turgų. Ir jie, kadangi yra malūnininkai, ne ūkininkai, vadinasi, jie yra tos ūkininkų bendruomenės, tai pariby su jie susiję, bet vis tiek kitokie, kiti, jie nuolat sulaukia tokių kritiškų komentarų. Kitų žmonių požiūrių jie nuolat kažką daro ne taip. Ir kiek jie bebandytų taip įtikti, teisingai elgtis, visada sulaukia pastabų. Ir tada tėvas pabaigoj visos tos istorijos vaiką pamoko, kad neturėtumei domėtis, ką kiti žmonės sako, tu turėtumei klausti savo sąžinės. Jeigu sąžinė tyli, tai nusijuok dėl tų kitų žmonių pastabų ir gyvenk toliau. Tai va čia Valančius jau ruošia tą savo skaitytoją, kuris galbūt išaugęs yra labai tokioj kompaktiškoj ir stabilioj bendruomeniai, išeiti į pasaulį, kur jis pats bus kitoniškas ir susidurs su kitoniškai žmonėm. Ir kuo tada vadovautis? Ir štai Valančius sako, yra klausk sąžinės. Bet kaip kitoj vietoje sako, aišku, sąžinė turi būti neiškruštais dantim, turi būti sveikais, dantys sąžinės turi būti sveiki ir aštrūs.
Tai, na ir daugiau yra tokių temų, kai Valančius skatina svarstyti, o kokios yra sąlygos tai dorybei ir ydai, dėl ko žmogus elgiasi vienaip ar kitaip. Ir Valančius ten tiesiogiai tekstuose sako, ne vienas žmogus negimė girtuoklis ar paleistuvis, jis tokiu tampa. Ir tada štai šita literatūra atskleidžia situacijas ir skatina mąstyti, o kodėl, kas lemia. Ir Valančius čia labai daug atsakomybės skiria tėvams, ne tik tai jų tiesioginiai tokiai auklėjamajai veiklai, taip Valančiui labai svarbu ir religinis mokymas, bet taip pat ir pavyzdžiui, elgsenos pavyzdžiui, kad vaikai mėgdžioja savo tėvus. Ir šiuo požiūriu labai įdomus apsakymas Mikė Paukštuonagėlis. Ten pasakojama apie Prancė Paukštuonagėlis. Pasakojama apie berniuką, kuris turėjo polinkį naikinti paukščius. Ir iš pat pradžių Valančius ir paaiškina, kad tai yra vaikų neprotingumo ženklas. Vaikai dar neturi suformuotų mąstymo galių, jie yra puspročiai, dėl to taip jiem nutinka, kad jie žudo tuos ir kankina gyvūnus. Puspročiai citata iš... Taip, taip. Čia Valančius tikrai sprendžia kaip apšvietos epochos žmogus, sakykime, Donelaitis irgi manė, kad vaikai yra neprotingi. Tiesiog kol jų protas nesusiformuoja. Bet toliau, pasakodamas tą Prancės istoriją, ten tekstas pasuka tokia įdomią linkmę. Viena vertus tikrai nupasakojama gana drąsi to vaiko išvaizda ir sakoma, kad drąsiai galėjo statyti aną į kanapes už vaidyklę. Bet tada pažymi, kodėl jis toks buvo ir paaiškina, kad jį augino tokia kampininkė, vieniša motina, kuri ir pati negalėjo tuo vaiku pasirūpinti ir anksti jį išleido dirbti piemenimi, ganyti ir tas vaikas vienas kažkur miškuose ten su tais gyvūnais gyveno pusiau sulaukėjęs. Ir va čia pasakotojas apibendrina, žodžiu sakant, buvo tai nuvargintas ir apleistas vaikas. Aš tai nuvargintas ir apleistas vaikas. Ir aišku, dabar jau psichologijos mokslas aiškiai yra atskleidęs, ką tai reiškia vaikui, ar ne, kokios pasiekmes patirti vaikystėje, va tokį apleistumą, ar ne, ir atstūmimą. Ir tada, sakoma, pamatęs paukštį virpėjo, taip norėjo jam gyvybę atimti. Tai yra, tas jo polinkis yra vaizduojamas jau ne kaip proto trūkumas, bet tiesiog kaip aistra, kaip manija. Ir iš to, kaip yra nupasakojama, kaip jisai tuos paukščius naikino, akivaizdu, kad Valančius tiesiogiai ir netiesiogiai atskleidžia tokį nesąmoningą vaiko kerštą paukščiam, kurie rūpinasi savo jaunikliais. Nes jam labai rūpėjo tuos lizdus išardyti. Ir beje, Valančiaus yra ir kitas apsakymas, kur vaizduojama situacija, kaip vaikas keršyje kitam, dėl to, kad tas kitas esą patiria daugiau meilės, nedėmesio iš kitų ir tada jis yra puolamas. Taigi, Vaižganto šituose apsakymuose yra galimybės matyti, kad ypatingai ta vaiko prigimtis, kažkokios situacijos, žmonių santykiai suvokiami tikrai nepaviršutiniškai. Aš sakyčiau, kad net populiaru, jeigu žiūrėtume į šiuolaikinį to pop psichologinį diskursą, kuomet yra kalbama atsigręžk į savo vidinį vaiką, kokie buvo tavo santykiai su tėvais. Tai šiuo atžvilgiu Valančius atliepia šią temą. Taip, aš netgi manyčiau, kad taip, kas buvo XIX amžiuje, va šita didaktinė literatūra, jinai niekur nedingo, jinai šiais laikais tikrai klesti kaip įvairios tokios saviugdos, savipagalbos
knygos, taip pat, aišku, čia atsiskiria jau tas psichologinis ir dvasinis diskursai, yra taip pat religinė dvasinė literatūra, bet už tai tokį vaidmenį tikrai atliko ir tuo metu ir Valančiaus tie tekstai. Man įdomu, nes kuomet aš išgirstu savoką didaktinė literatūra, man iškart susidaro vaizdinys, lyg tai būtų, tokio paternalistinio pobūdžio literatūra. Suprask, privalai elgtis ABC. O čia sakot, kad Valančius veikiau skatino skaitytojus ugdyti savarankiškumą, atsižvelgti į save, klausti savo veiksmų. Žinoma, yra ir nedviprasmiškų tokių pamokymų, nurodymų ir panašiai, bet noriu pasakyti, kad Valančiaus tekstuose vis tiek apeliuojama jau į skaitytoją, kuris pagal galimybės gali būti arba skatinamas būti tas savarankiškas moralinis subjektas. Ir čia galim prisiminti, tarkim, tokį apsakymą Senelis, čia iš vaikų knygelės, kur situacija yra tokia, kad gyvena tėvas jau 100-metis, jo vaikai 70-mečiai ir anūkai, jie visi stato naują trobesį ir nusprendžia pagal paprotį pasitiekti medienos iš miško, nemokamai. Ir tada tas perkaršęs senelis, kaip sakoma, senolis, jisai turi atmintį, jis yra autoritetinga figūra. Jisai paaiškina, kodėl šitas paprotys, nes vaikai ir anūkai nemato čia jokios blogybės, kad tai yra vagystė. Jie nelaiko to vagystė, nes taip nuo seno yra daroma. Nors tas miškas turi tą individualų savininką, kaip sakykime, jisai yra kažkieno nuosavybė. Ir tada tas senolis paaiškina papročio kilmę, kad tas paprotys, kad visi gali naudotis mišku, kilo maro metais, kai buvo sunkmetis ir panašiai. Ir jis labai taip racionaliai parodo ir paaiškina, kodėl jau po 150 metų nebetinka to daryti, kad geriau jau sumokėti. Vadinasi, Valančius skatina permąstyti paprotį. Ir štai iš to dekalogo pozicijos, ar ne, nesielgti taip kaip įprasta, nuolat mąstyti, galvoti. Ir čia žinoma, yra toksai apsakymas, kur veikia tėvo autoritetas, ar ne, to, kuris turi atmintį, kuris daug gyvenimo matė, daug patirties turi. Bet, pavyzdžiui, yra toksai apsakymas iš pasakomo Antano Tretininko apie gerą darbą, kur kaip tik tai teisingą sprendimą padeda priimti sūnus. O sprendimas yra labai keblioj situacijoje, nes vaizduojama, kad tėvas ir sūnus miške aptinka sužeistą sukilimo metu sužeistą Maskolių, sakoma, kažkokį generolą. Yra visiškai nauja situacija, joks paprotys nepasakys, kaip čia elgtis. Ir šiek tiek komiškai vaizduojama, kad tėvas galvoja, kad reikėtų tą Maskolių nugalabinti, nes jo pavardė įtartina, Čertkovas, čia kažkaip su velniu susijęs, dėl geriau jį būtų pašalinti. Bet sūnus paaiškina, kad pavardė dar nereiškia savybės žmogaus, kad yra nemažai tokių pavardžių ir ten pavardijamos tos rusiškos pavardės, bet tai visai nereiškia, kad tai blogi žmonės ir jisai atlieka tą gailestingumo darbą. Jie tada tą sužeistą jį parsigabena į savo trobą, išslaugo ir tai gerai jiem paskui gyvenime irgi išsisprendžia šitą situaciją. Tai Valančius labai irgi parodo, kad yra situacijų, kai vyresnėji sprendžia, ar ne, jų reikia patirties pasiklausyti, bet jau yra ir tokių situacijų, kur susiorientuoja jaunimas. Taigi čia, bet principas yra bendras, tas sprendimas, galvojimas, mąstymas ir svarstymas. Man pasidarė įdomu dėl
auditorijos dydžio Valančiaus, nes žemaičių tarme dažniausiai rašydavo taip. Tai įdomu, ar Valančiaus tekstai plito už Žemaitijos ribų. Taip, žinoma, Valančiaus tekstai parašyti su žemaičių tarmės ypatybėmis, bet Valančius vis dėlto stengiasi nerašyti perdėm žemaitiškai, ar ne? Jis orientavosi ir į tą lietuvių rašytinės kalbos tradiciją, religinių raštų tradiciją, kuri derindavo skirtingų tarmių, sakykime, elementus, dėl to galėjo būti suprantama platesniai skaitytojų bendruomeniai. Ir Valančius stengiasi tą daryti, nors žinoma, kad žemaičių tarmė buvo jo kalba, bet raštuose siekia prisiderinti ir prie platesnės auditorijos. Apskritai, Valančiaus siekis buvo, kad jis būtų suprastas. Jam buvo svarbu ne taip savitiksliškai kurti kokį nors veikalą, bet kad jis būtų naudingas, kad žmonės jį paskaitytų, kad ta žinia, kad tai, ką jis nori pasakyti, pasiektų vaikus, suaugusius. Štai pradėjom kalbėti apie įtakas Valančiui. Tai žinom, kad Simono Daukanto įtaka Valančiui buvo nemenka. Norėčiau dabar pereiti ir pakalbėti apie Palangos Juzę ir kaip ta Daukanto įtaka santykė su tautosaka ar ta pačia kalba atsiskleidė šiame veikale. Taip, aišku, čia plati tema, bet jeigu taip trumpai galima būtų pasakyti apie tą santykį su kalba, apie tą santykį mes galim spręsti iš pačių tekstų. Kai skaito, mes galim matyti, kaip autorius įsivaizduoja adresatą, koks santykis su adresatu. Tai skirtumas čia būtų toks, kad atrodo, jog Daukantas rašo tam tikram idealiam adresatui, kurio galbūt dar nėra, bet kuris kažkada galėtų atsirasti. O Valančius vis dėlto bando įsivaizduoti labai konkretų adresatą, esantį čia ir dabar gyvą, su kuriais jisai susitikdavo, bendravo štai savo vyskupystėje. Kitas dalykas - požiūris į tautosaką. Be abejonės, abu ir Daukantą ir Valančių siejo dėmesys tautosakai. Žinoma, Daukanto atveju jis buvo kur kas nuoseklesnis, Daukantas rinko kur kas platesniu mastu tą tautosaką. Valančiaus taip yra surinkta patarlių. Ir vėlgi labai įdomu, kad patarlės jisai matė kaip tą liaudies išmintį, vertingą, kurią reikia užrašyti, sukaupti. Bet požiūris į tautosaką skyrėsi vis dėlto. Daukantas atstovavo, aš sakyčiau, Vilniaus universiteto intelektualiniai kultūrai, kuriai buvo būdingas požiūris į tautosaką kaip istorijos ir kultūros šaltinį. Tautosaka buvo vertinama kaip langas į praeitį, kad štai iš tautosakos mes galim pažinti, matyti praeities epochų žmonės, jų mąstymo būdą, patirtį. Buvo tikimasi atrasti tautosakoje užfiksuotų ir istorinių praeities įvykių. Ir štai Daukantas taip irgi žiūri į tautosaką, kaip į istorijos šaltinį, ir dėl to tautosaka remiasi rašydamas būdą senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, tą kultūros istoriją. Jisai rekonstruoja tą senąją lietuvių kultūrą ir tai daro remdamasis arba iliustruodamas savo teiginius, paremdamas tautosaką, priežodžiais, patarlėmis ir panašiai. O Valančiui tautosaka buvo gyvas dabarties reiškinys ir tuo jisai buvo vertingas. Va štai tos patarlės atskleidžia ne praeities, bet dabarties žmonių patirtį, išmintį, tai, ką jie sugebėjo apie gyvenimą suprasti, apie šitą pasaulį pasakyti ir perduoti mums. Ir dėl to jisai savo tekstuose tikrai įtraukia patarlės ir priežodžius. Iš tikrųjų naudojasi ir toj pačioj Palangos Juzėj.
Ir įdomu, kad va štai ir Palangos Jusė jis yra užrašęs nemažai ir poezijos ar ne tekstų, ir liaudies dainų, žaidimų ir giesmių. Ir tokio jau naujesnio folkloro, kuris daugeliui galėjo atrodyti, etnografų, galėjo atrodyti nevertingas, nes per mažai archaiškas. O Valančiui tai buvo svarbus tas dabarties kūrinys, ar ne, kaip ta žmonių bendruomenė, ką kūrė, ką gieda, ką dainuoja dabar. Pereikim prie šiandien. Kaip Jūs manot, ar gali literatūra, arba veikiau, ar gali šiais laikais moralinis ugdymas per literatūrą keisti visuomenę? Tai apie šiuolaikinę didaktinę literatūrą mes pakalbėjom, tai atrodytų, kad čia tas ugdymas ar ugdymasis ir tebevyksta toliau. Kinta, žinoma, jo turinys, formos, priklausomai nuo to, kaip keičiasi žmonės ir visuomenė. Bet žinoma, galbūt klausimas, jeigu būtų apie grožinę literatūrą. Tai žinoma, čia jau tokio vienaprasmiško atsakymo, kažin ar galima pateikti. Taip, tik tai tiek, kad literatūros kaip meno atveju tas ugdymasis visada, arba ugdymas, visuomenės ugdymas visada vyksta ilgoje laiko perspektyvoje. Žinoma, kad Valančius dalyvavo, turbūt to visiškai nesiekdamas, bet jis įsirašė į lietuvių literatūros tradiciją va štai savo šitais beletristiniais tekstais, ir Palangos Jusė čia yra svarbus tas tradicijos kūrinys, labai įdomus, savito stiliaus. Taigi Valančius pateko į tą procesą, kuris prasidėjo XIX amžiui, ypatingai, aišku, kai kuriuose šalyse kur kas anksčiau, bet Lietuvoje tai tikrai XIX amžiui, tai yra nacionalinės literatūros kaip tam tikros kultūrinės sistemos formavimasis, tas literatūros nacionalizavimas. Tai Valančius pateko į lietuvių literatūrą kaip nacionalinė literatūra, yra jos dalis. Ir filosofas Algis Mickūnas kalbėjo apie va štai tokią literatūrinę tradiciją kaip galingą bendruomenės technologiją. Taip jinai gali telkti žmonės tuo požiūriu, kad nacionalinė literatūra, kuri kuria meną tam tikrą kalbą, kurio kalba žmonės, ar ne, kažkokia bendruomenė, jinai plečia ir sukuria pasakomumo galimybės, resursus, kaip žmonės gali kalbėti apie pasaulį, jeigu kalbėti, tai ir mąstyti, ir jame orientuotis. Žinoma, tai daro ne tik literatūra, bet literatūros kaip meno vaidmuo čia irgi yra svarbus. Bet suprantama, kad šitas poveikis nebūtinai matomas va dabar plika akim. Kiekybiškai nepamatuosi. Taip, jisai išaiškėja iš laiko perspektyvos. O kaip Valančius, jisai nekūrė grožinės literatūros ar nesiorientavo į literatūrą kaip meną, nesiekė būti rašytoju tokia modernia prasme, bet pateko į tą literatūrą ir jo tie tekstai atliko savo vaidmenį. Nors turėčiau pasakyti dar vieną dalyką, sakau, kad Valančius nesiekė būti rašytoju, bet vis dėlto jisai susikūrė labai savitą savo stilių, kokį niekas nerašė iki jo ir po jo, stilius su niekuo nesupainiojama. Taigi, o individualus stilius jau yra modernaus rašytojo bruožas. Tai Valančius nesiekė būti rašytoju, bet kažkaip jo tapo. Ir aš galvoju, iš kur tas Valančiaus stiliaus resursas, iš ko jis kyla, jeigu ne iš siekimo taip sąmoningai būti rašytoju, kurti literatūrą kaip meną. Atrodytų taip, jis norėjo būti suprastas skaitytojų. Čia yra galbūt ta kūrybinė užduotis, bet jos lyg ir nepakanka. Ir paskui galvojau, kad kas matyti iš Valančiaus tekstų ir iš to, kaip jis vartoja kalbą, kad jam buvo tiesiog labai smagu rašyti lietuviškai ir jam buvo labai graži lietuvių kalba. Jisai rašo ir gėrisi. Tai va čia. Arba
Merkys yra užfiksavęs tokį epizodą, kai Antanas Baranauskas, kuris buvo tikrai poetas, labai geras lietuvių kalbos žinovas ir stilistas, jis vienu atveju suabejojo, kad gal ten koks liaudiškas pasakymas nelabai tinka religiniams raštams. O Valančius sako, tėvelė, bet jeigu aš jo neužrašysiu, jisai gali išnykti. Vadinasi, Valančius tikrai suvokė tą kalbą, kad ten yra kažkoks turtas, vertybė, grožis, kurį reikia užfiksuoti. Ir tokį atvejį galėčiau pacituoti, jeigu mes turim laiko. Be abejo. Kažkur netgi išsirašiau, va štai kaip pasakojame Antano Tretininko, papasakojama pirmų žmonių istorija. Va štai moters sukūrimas. Viešpats trakšt, išlaužęs jam vieną šonkaulį, sutvėrė iš to moteriškę ir pavedė Adomui už moterį. Dabar uždrausto vaisiaus scena. Tic atėjęs Adomas klausė moters, ką čia dirbi? Ir sakė, valgau obuolį užgintą. Žaltys sako, nieko pikto neatsitiksen. Šią valgyk ir tu, nes yra skanus. Adomas triukš ir kando. Suvalgiusi beregin susizgribo ir sakė, oi ką padarė, va, viešpats užgynė valgyti, suduos vedums per kailį. Ir tada susiprato esančių pliku ir ten dangstėsi plačiais medžių lapais. Tikrai, kad savita. Pabaigai, profesorė, Valančius kūrė tautinę savimonę tam tikrame etape ir be laisvos spaudos ir be valstybės. Ko mes šiandien labiausiai galime pasimokyti iš šio žmogaus? Na, taip, geras klausimas. Žinoma, kad taip galim kalbėti apie tokį Valančiaus darbo nuoseklumą, tą jo laikymasi savo pozicijos, savo linijos ir keičiantis aplinkybėms, atrandant vis naujų būdų įgyvendinti savo tikslus. Be galo kieto buvo būdo žmogus, kas iš laiko perspektyvos irgi daro įspūdį. Bet dabar galvojant apie tą XIX amžiaus situaciją ir šiandieną, man atrodo, tebėra aktualus vienas Valančiaus dalykas, va ta orientacija į žmonių bendruomenę ir jaunąją kartą. Valančius tikrai galvojo apie ateitį. Taip jisai buvo katalikų bažnyčios vyskupas ir suvokė, kad jeigu ta bažnyčia turi ateitį, jeigu jinai gali atsispirti va tai brutaliai, kaip vėliau paaiškėjo Rusijos imperijos politikai, jinai turi remtis bendruomenė, stiprinti tą bendruomenę, jinai yra va šitos institucijos pagrindas, dabar jeigu atsiribotume nuo konkretybių ar ne, tai yra žmonės. Ir va šitas Valančiaus dėmesys vaikams, jaunimui, švietimui, lavinimui. Ir tais laikais, kai lietuviška pradinė mokykla atrodė kaip didžiulis pasiekimas, rizikingas užsiėmimas, bet Valančius visiškai nuosekliai to laikėsi. Man atrodo, tai niekur nedingo. Atrodo, mes turim tokią instituciją kaip mokykla, bet kartais gal net nelabai žinom, kam jos reikia arba ką mums su ją daryti. Jinai mus vargina ir kainuoja ir panašiai. Tai va čia Valančiaus tas žiūrėjimas į ateitį, turint prieš akis ilgo laiko vis dėlto perspektyvą. Ir va ta orientacija į jaunimą, į vaikus, į bendruomenę, man yra aktuali. Lietuvai tikrai netrūktų pasimokyti toliaregiškumo. Gerbiami žiūrovai, turit klausimų kokių gal profesoriai? Pastebėjom? Kritikos. Valančiui. Teisingai, Valančiaus ir nereikia kritikuoti, bet ką reikia padaryti, tai dabar paploti gerbiamai profesoriai. Ačiū Jums.